Labadiena, tai tokia tema iš tikrųjų sėkmė ir geroji karma. Tai čia yra nuolatinė žmonių būsena ir siekiamybė. Ne? Žmonės dauguma to gyvena. Anksčiau žiūrėdavo į populiarius žmonės, linksmus, laimingus žurnalų viršeliuose. Dabar tokius mato Facebook'e. Ir daug yra tokių ir tikrų, ir netikrų, kurie turi tą gerąją vadinamąją karmą, sėkmę, kurie kažką tai daro, kažkokius tai dalykus ir norisi prie jų prisišlieti, nes mes žinom daugybę knygų, kur yra aprašyta, kad jeigu nori būti sėkmingas, susidraugauk su sėkmingais, jeigu nori būti raumeningas, tai susidraugauk su raumeningais ir taip toliau. Ir tos sėkmės receptus pilna knygų prirašyta, pati jų neskaičiau, bet įsivaizduoju, apie ką ten rašo. Ir reiškia yra toks elgsenos modelis, kad prisitrinti prie sėkmingų žmonių ir gauti jų tai palaiminimą, gerąją karmą. Iš kažkokios popsinės prasmės, iš energetinės prasmės tai gali būti tiesa, nes mes su kuo prisitrinam, su kuo susitrinam, kaip sakant, tai su kuo sutapsi, tuo patapsi. Ir toks, aš tikrai per savo visą šitą laikotarpį, kiek aš pradėjau šitą veiklą, bet tai gavosi savaime. Aš dabar bandau prisiminti, dažniausiai norai pildosi. Ar aš kada nors gyvenime norėjau būti žinoma, įžymybė, sėkminga, bet žinoma, įžymybė, žvaigždė. Ar aš norėjau tokia būti? Niekur aš neradau savo gyvenime tokio noro. Aš visą laiką net paauglystėje galvodavau, jeigu tu esi žinomas, matomas ir pažįstamas, tai tave tik tai, kaip sakant, tik ir persekios, fotografuos ir domėsis tavo gyvenimu ir norės viską apie tave žinoti, ko aš visiškai nemėgstu, kažkiek tai aš kažką galiu apie save parašyti, pasakyti, bet daug kas lieka nežinoma ir yra daugybė dalykų, kurių galbūt absoliučiai niekas nežino, tik tai aš ir žinau. Tai reiškia, aš neturiu tokio noro rodyti savo visus triusiukus viešai, nes kartais tai tampa žinomumo kaina yra tokia. Taip, ir aš visą laiką taip mąsčiau. Galvoju, koks totalus siaubas būti įžymybė ir žvaigždė. Aišku, dabar nebūtinai tas žinomumas galbūt yra su tuo sutapatinamas. Gali būti tiesiog žmogus matomas, viešas, kažkokią gražią, gerą veiklą daryti. Ir jis nenori, vis tiek tampa kažkur tai matomas, reiškia, nes tai tiesiog yra. Tai yra toks vyksmas, mes dalinamasi kažkur sklaida. Vienas sėdi savivaldybei, kitas įrašinėja Facebook'o filmukus, kaip mano atvejais. Bet prie ko mes dabar einame? Būtų naivu, jeigu nebūtų naivu, kai žmonės yra antiek vartotojai ir aš sakau, per šitą savo veiklą tikrai ne kartą natūralu susidūriau su įvairiausiais prietrinom, kurie tik norėdavo prisitrinti ir pavogti, sakykime, mano sėkmę. Atsimenu, dėdė kažkada, gal 2 metai atgal, vienas toks mano dėdė, kuris irgi labai toks žmogus, turi tokios darybės gūnos. Jisai sako, saugok savo sodą ir savo obuolius, nes prie tavęs, matyt, kažkodėl tokį posakį pasakė. Masiškai buvo, kas norėjo tos sėkmės tokios. Sėkmė, ne? Kai taip, kaip žmonės ją supranta, nes kiekvienas vis tiek iš savo kampo supranta. Ir esmė tame, kad jeigu jūs pažiūrėsite žmonės, kuriem kažkaip tai sekasi, jie visi turi bendrus vardiklius. Tai pirmiausia, jeigu tu nori būti individualistas ir dirbti ant savęs ir būti laisvas, nepriklausomas kanalas, tu turi suprasti, kad niekas tau niekada už nugaros nestovės, su pagaliu nevaikys, nelieps padaryti kažko iki tokio termino, negrasins, kad negausi algos, kad išmesiu iš darbo, kad tau bus kaput. Nėra tokio dalyko. Kai tu esi individualistas ir tu veiki ant savęs, savo veikloje, tu pats savo esi direktorius, tai reiškia, tu pats ir organizuojas, kad tau atsibusti anksčiau, padaryti kažkokius tai darbus ar kažkaip, kaip jau kiekvienas toj dienos tėkmėj veikia. Ir pats savo ir su pagaliu per kuprą ir trankai. Tu pats save motyvuoji, pats savo esi motivatorius, viskas esi pats savo. Tai kiek tokių gali būti žmonių, tokių yra labai mažai, tai vien šitą faktorių reikia įsivertinti. Taip, o kitas faktorius yra tas, kad visi žmonės, kurie turi daugiau tokią, aš sėkmingą veiklą vadinu tą, kuri yra iš širdies, kuri yra su tokia meile, su džiaugsmu, kai žmogus veikia pagal savo pašaukimą, kai jisai tikrai yra savo rogėse, kai jam užtenka pinigų iš tos veiklos, jam pakanka. Tai vienam gali būti 10 000, kitam 1000, kitam 100 000, jam pakanka. Jis viduje yra daugiau mažiau laimingas, džiuginantis, jo veiklos rezultatai yra geri, jisai didžiąją daugumą žmonės džiugina.
Reiškia, visų žmonių nepatenkinsim, iki pilnaktių niurgzlų, nepatenkintų, visko visada viskas blogai. Tokių net nebandom patenkinti, nes jie tiesiog tokie yra, bet mūsų veikloje dauguma žmonių yra patenkinti, laimingi ir džiaugiasi. Ir ką tai sako, kad jeigu jūs norite turėti sėkmingą veiklą, jūs nuolat turėsite galvoti apie visus žmonės, kurie yra aplinkui jūsų. Jeigu jie atvyks kažkur, tai įsivaizduokit, organizuojam turą. Turą tiesiog atvyksta tokie žmonės ir kelionė vyksta. Ir lyderis ir organizatorius negali matyti tik savęs, jis turi matyti visus. Jeigu kažkam tuo metu reikia saviraiškos ir tai yra jo saviraiška, jis gauna tą saviraišką. Turi būti toks platus požiūris, kad daugiau mažiau kiek įmanoma visi toje vietoje būtų laimingi. Ir ką tai sako? Tai sako, kad bet kokia geroji karma ir tikroji sėkmė yra paremta nuolatiniu galvojimu apie visą pasaulį ir apie visus žmonės. Ir jeigu jūs tokios savybės neturite, jūs turite tą ugdyti ir daryti gerus darbus, nes geroji karma yra gaunama tik tai už gerus darbus ir už negalvojimą apie tai, kas man už tai bus. Jeigu tokios sąmonės nėra tokio noro, jeigu visur tik pavydas ir matot konkurenciją, sėkmės nebus, tai neįmanoma. O iš tikrųjų nei pavydas, aišku, mes to pavydo, galbūt kažkiek visi turim, bet tai yra tiesiog turėtų būti labai labai mažytė dalis ir visos tos gerosios savybės turėtų nuplieksti visą kitą ir tada seksis. Dėl to visada lengva žiūrėti į žurnalų viršelius, į visokius Facebookus ir taip toliau, bet iš tikrųjų kiekvienas turi atrasti savo raktą. Ir kaip aš sakau, įsivaizduokit, čia aplinkui, va dabar, kur gyvenu, Himalajuose, yra toks, reiškia, žmogus vyresnio amžiaus, mes jį vadinam savo seneliu, nors jam toli gražu iki senelio, jam 55, jis yra labai sveikas žmogus. Ir jisai tiesiog būtent, kai tik neturi ką veikti, jis visą laiką galvoja apie kitus, apie visą kaimą, apie kiek įmanoma kam padėti. Ir jis paėmė tiesiog, nupjovė nereikalingą žolę ir tą žolę sudžiovino ir padėjo prie medžio ir medį taip apsuko tą žolę, tam, kad jo kaimo žmonės, turintys karves, auginantis karves, galėtų tą žolę jas pamaitinti. Jis pagalvojo apie visą kaimą su tą žolę. Nes kainuoja apie 7 eurai tas puntelis to žolės. Ir reikėtų pirkti ir išlaidauti. O jisai dabar pagalvoja apie visus žmonės. Jis nieko iš jų nenori ir tokių darbų daro begalės. Kokia laukia jo ateitis? Kokia laukia to žmogaus ateitis? O kiek yra žmonių, kurie sėdi ir galvoja apie savo nelaimingą užpakalį. Vietoj to, kad pagal savo galimybės, pagal savo sąmonę, pagal savo aplinkybės eitų pasitarnauti aplinkui, šluoti kiemus, eiti į psichologinės pagalbos liniją ir daryti kitus dalykus, kas yra pagal jį ir ką jisai geriausiai sugeba. Tada ir bus ta vadinamoji sėkmė. O tas vaikytis tokių sėkmingų žmonių ir važiuoti pas juos ir bandyti kažką tai gauti na haliavą, kaip sakant, baigsis, labai greitai baigsis.